Pasigirdo užpakalį mašinos triukšmas ir atsigrįžęs pamačiau juodą debesį. Tas juodas debesis 5 kilometrų ruožė Širvintų rajone paliko griuvėsius. 15 minučių siautės pakilo virš miško ir dingo. Viesulas praūžė, bet gyvenimas nesustojo. Tuoj buvo sudarytas stichijos padarinių likvidavimo štabas. Jam vadovavo Širvintų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas Antanas Stanevičius. Rajono vykdomasis komitetas nuo pat pirmųjų, galima taip sakyti, valandų po viesulo ėmėsi priemonių, kad galimai kuo greičiau atstatyti žmonėms sugriautus namus, ūkinius pastatus. Aptarėme, kaip žmonėm dalinai kompensuoti tai, ką jie prarado šios audros metu. Kaip žinome, buvo apgadinti ir baldai, ir kiti apyvokos. Rajono partijos komiteto antrasis sekretorius Vladimiras Kornijenka. Reikia pasakyti, kad iškart po viesulo nebuvo jokios panikos. Toks jautrumas, žmonių jautrumas. Žmonės skubėjo padėti vienas kitam. Stichijos pėdsakai pašalinti bendromis jėgomis. Valstybė padengė įstaigoms padarytus nuostolius, kolūkiečiams išmokėtos draudimo sumos.